Pakalbėkime apie internetinius laidus, kurie yra vedžiojami IP stebėjimo kameroms. Prašome visų, tie, kurie patys vedžiositės kabelius arba jums tai darys meistrai, niekados nedėkite balto vidaus sąlygoms skirto internetinio kabelio. Jie yra neatsparūs lauko sąlygoms, nei saulės spinduliam, nei temperatūrų pokyčiams, kurie vyksta lauke. Kaip pavyzdys, eilinis mūsų darbas keičiam kameros į naujos kartos. Nusiimam seną kamerą nuo fasado ir randame ten baltą seną kabelį. Jam gali būti 3 metai, gali būti 5 metai, gali būti šiek tiek daugiau. Ir bėda ta, kad nuo temperatūros šitas kabelis suaižėja tiek, kad jį palietus jis tiesiog lūžta. Jeigu reikėtų pakeisti angaliuką, jeigu reikėtų uždėti montavimo bazę ar naudoti kitokį kameros tvirtinimą, kam reikalingas ilgesnis laidas, tai ne tik, kad jo nėra, bet su šituo trupančiu kabeliu nieko padaryti jau neina. Naudokite štai tokį juodą lauko sąlygom skirtą kabelį. Jis yra šiek tiek brangesnis, bet kabelis tarnaus jums daug metų. Ir jeigu ateityje keisite kamerą į naują, nebus jokių problemų. O šiuo atveju ką dabar daryti? Kabelio yra lauke mažai, kaip tą mažiuką kabeliuką pakeisti, yra problema. Reikia namą griauti? Ne, negriausim. Reikia fasadą gadinti? Nu, nenorim gadinti fasado. Taip kad netaupykite šitoje vietoje šiek tiek tų pinigėlių ant normalaus, gero internetinio kabelio, kuris skirtas kamerai yra ir internetui, ir maitinimui duoti. Mylėkit save.